Sveiki, gerbėmieji mano kanalo prenumeratoriai, stebėtojai. Dabar esu Vilkaviškyje vėl. Tikriausiai jau paskutinis filmukas. Vilkaviškyje labai daug istorinių objektų. Štai dabar esu prie Vilkaviškio dvaro, kuris buvo įkurtas 1744-1776 metais. Jį valdė Oginskiai. Štai pažiūrėsim. Pastatas išlikęs originalus. Štai dabar gyvena gyventojai įsipirkę butus. Tiesiog kaip įdomu gyventi dvare. Tūkstantis 1812 metais, birželio 19-24 dienomis, pro Vilkaviškio apylinkės traukė Napoleono Bonaparto kariuomenį apie 2500 karių ir pats Napoleonas buvo apsigyvenęs šiame dvare birželio 21 dieną ir čia apsistojimo metu Napoleono Bonaparto buvo paskelbtas karas Rusijai. 1864 ir 1900 iki 1904 metų dvare gyveno Rusijos armijos generolas, o koks sargas. Pirmo pasaulinio karo metais čia gyveno vokiečiai. 1940 metais dvaras buvo likviduotas. Antro pasaulinio karo metais dvaro pastatas buvo visiškai tuščias, o po karo čia įsikūrė Vilkaviškio tarybinio ūkio administracija. Vėliau čia buvo bendrabutis sovietmečiu po antro pasaulinio karo, o dar vėliau štai gyventojai įsipirko butus ir čia apsigyveno. Štai toksai Vilkaviškio dvaras, tokia istorija. Čia kažkiek dar išlikė teritorijų. Pats matot, pastatas irgi pastatytas iš stiprių raudonų plytų. Toksai visas. Gyventojai gal neužpyks, kad čia filmuoja, bet čia yra turistinis objektas. Aišku, galėtų išorę sutvarkyti gražiai. Štai yra prie durų iškaba lentelė. Viduje, aišku, viskas perstatyta.
Šitas fasadas labai gražus, su tom kolonom. Toks didžiulis pastatas dvaras. Kažkaip visai ir nežinojau, kad čia yra tas dvaras. Atsitiktinai visai sužinojau. Ieškodamas informacijos apie Vilkaviškį. Štai čia įdomu toks labirintas, čia praeisiu tokį labirintą. Čia buvusi dvaro teritorija. Įdomu prasieiti. Nedaug išlikė tos teritorijos. Čia įdomu vaikščiojo, čia įdomus jausmas, kad čia vaikščiojo Napoleono Bonaparto kariškiai minti šią žemę. Aišku, jie buvo tuometiniai priešai, ko jie čia lindo į Europą, aišku, užkariaut. Dabar traktuojama, kad Napoleonas Bonapartas davė Lietuvai labai daug teisių suteikė. Bet tai čia tokie pamastymai, vis tiek jis yra užkariautojas. Vis tiek jis yra užkariautojas. Ir neaišku, kuo būtų baigėsi, jeigu būtų Kutuzovas nesutriuškinęs Napoleono. Vis dėlto užkariautojai paskui įveda savo tvarką. Toks platus pastatas dvaro. Čia aišku teritorijos šitos dvarui priklausančios. Šitą pievą, čia gal buvo kokie sodai ar gėlynai dvaro metu, kaip sakyti. Tai štai toks Vilkaviškio dvaras. Galėtų įtraukti į paveldą ir tikriausiai nėra paveldas, nėra lentelės, tai žmonės tvarkosi kaip išmano, o galėtų būti paveldas, tai sutvarkytų išorę, uždengtų gražiai stogą, kokiom čerpėm, o ne jau senovišku šiferiu. Dvaras be abejo nebuvo dengtas šiferiu. Tai va, mėlyje, pasirodo, aš čia visai netoli buvau, o čia tas socialinis centras ir kažkaip neatkreipiau dėmesio, kad čia
kad čia yra dvaras. O štai nuo šitų dvarų šitas kelias yra vadinamas Napoleono keliu. Matome, kokie istoriniai šaltiniai byloja. Čia tokie žmonių sandėliukai. Labai jau primena gal Napoleono laikus, kad jau tokio stovio. Tai va. Čia žygiuoja Napoleono keliu. Čia galiu aišku pratęsti, kaip parką darė. Galiu pratęsti takutį, sutvarkyti kito dvaro, atnaujyti gražiai. Štai čia ir įamžyta. Štai šitas Napoleono kelias padarytos tokios, kaip sakyti, šablonai tokių kaip figūrų Napoleono armijos, o ten Napoleonas stovi, čia kariai du. Štai va. Ne kartą esu ir filmavęs šitą vietą, bet štai dabar galutinai prie šio filmo pridedu, kaip priklauso. Matot, sako, kad Napoleonas įteisinęs visų Sūduvos gyventojų lygias teises ir paskatinęs išskirtinę mūsų krašto kultūrą, ekonominę raidą, viltį išsivaduoti iš Rusijos okupacijos ar atsikovoti nepriklausomybę. Būtų užėmęs ir būtų po ne rusų okupacija, bet prancūzų Napoleono okupacija, tau būtų po nepriklausomybės. Tai buvo saldus pažadai, gudrus ėjimas. Na kągi, mėlyje, šitą reportažą baigsiu. Nežinau, ar daugiau kokių objektų Vilkaviškyje surasiu. Jei ką surasiu, dar pratęsiu. Iki.